2008 m. rugpjūčio 16 d. beveik prieš 3 metus Biržų miesto šventės metu pirmą kartą Biržų istorijoje buvo suorganizuotas senovinių automobilių paradas paroda. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo ir susidomėjimo. Ši paroda ir tapo senovinės technikos klubo Klasika įkūrimo priežastimi ir yra tikrasis klubo gimtadienis. Klasika vienija visus, kurie nebejingi senoviniai technikai bei jos išsaugojimui. Pasirodo, gana daug kraštiečių myli ir puoselėja senienas ir neturi su kuo pasidalinti nei patirtimi, nei kaip parodyti savo techniką visuomeniai. Juk iki Kauno ir Klaipėdos renginių ilgas kelias, kuris suryja ir daug benzino ir atima daug technikos sveikatos. Taigi nors ir sakoma, kad pranašų savame krašte nebūsi, Klasikos klubas pradėjo nuo savo kiemo, nuo savo gimto miesto. Senų automobilių entuziastai šiandien jau džiaugiasi ir sako, turime tai, ko neturi net keli Lietuvos didmiesčiai. Turime veikiantį senovinės technikos klubą, ne šiaip sau veikiantį, bet per kelerius metus jau spėjusi išgarsėti visoje Lietuvoje. Per šį laikotarpį padaryta gana nemažai, pasirodyta jūros šventėje Klaipėdoje, suruošti paradai parodos Biržuose ir Rokiškyje, prisistatyta biržams ir kraštiečiams fotosesijos metu pilies prieigose. Išriedėjusi gatves Klasikos klubo technikai Biržų miestas tarsi laiko mašinai pagelbėjus, persikėlė į praeitį ir kiekvienas iš buvusių galėjo pamatyti, prisiliesti ir mintimis sugrįžti į netolimą vaikystę, jaunystę ar tik tai kino filmuose matytus vaizdus. Kaip teigia klubo nariai, senovinės technikos klubo Klasika tikslai suburti visus mylinčius ir puoselėjančius senovinę techniką ir rūpintis jos išsaugojimu, prisistatyti ir parodyti senovinę techniką visuomeniai, vykdyti švietėjišką veiklą ir labdarą, organizuoti ir vesti viešuosius renginius, dalyvauti kitų senovinės technikos klubų renginiuose, taip pat organizuoti klubo narių laisvalaikį ir žinoma garsinti Biržų kraštą Lietuvoje ir užsienyje. Čia meilė technikai turbūt tokia, savotiškas, kadangi, esam technikos žmonės, o jis gimė labai senai. Čia dabar, kaip sako, dabar va šiuo metu, kai kažkokios galimybės atsiranda, tai, daugiau jų sukaupta yra kažkiek tų automobilių. Ir, jie pagrindė restauruojami, dalyvauja renginiuose šiuo metu ir sunku pasakyti, kaip jis atsirado. Klubo narys Valdemaras teigia, kad visi šie žmonės tikri senovinės technikos aistruoliai. Tai kainuoja daug laiko, nervų, apie lėšas jau net nekalbu, sakė Valdemaras. Trūksta meistrų galinčių remontuoti senovinius automobilius ir motociklus, detalių. Tačiau tai klubo narių neatbaido. Nors Valdemaro skaičiavimais klubo narių ne per daugiausia, tačiau senovinių automobilių mylėtojas čia vardijo kitus prioritetus. Čia Biržuose mūsų tas senovinės technikos klubas Klasika apjungia tų tikrų narių, turime dabar 14. O šiaip dar yra nemažai žmonių, kurie dalyvauja mūsų renginiuos, visos jie, grinai, jie, kaip pasakyti, jie lygiai taip pat kaip ir mes, jie pasišventę technikos atstatymui, išlaikymui jo, jie nėra klubo nariai. Tai nebūtina sąlyga būti klubo nariu, kad galima būtų dalyvauti rengiamos renginiuos ir vystyti tą veiklą. Entuziastas pripažino, kad pagrindinis jų veiklos tikslas kuo autentiškiau atkurti ir restauruoti transporto priemonę, taip kad jie atrodytų kuo panašiau į originalų modelį. Valdemaro teigimu, kai kada ieškoti detalių tenka važiuoti į 2 kart per metus vykstančius senovinės technikos ir jų dalių turgus Estijoje bei Latvijoje. Sunkiai, bet vis dar galima jų aptikti ir pas senus kaimo žmonės Lietuvoje. Pašnekovas su gailesčiu mini 1990 metus, kai daug senovinės technikos detalių pateko į metalo laužo supirktuves, o dalis jų iškeliavo į užsienį. Šiuo metu situacija Lietuvoje pasikeitė į gerąją pusę. Pakilo senovinės technikos kainos, būna atvejų, kai senovinį automobilį pigiau galima nusipirkti Vokietijoje nei Lietuvoje. Nemažai senovinės technikos į mūsų šalį atvežama ir iš Lenkijos, sakė Valdemaras. Tas užima labai daug laiko, kadangi dar visi turi kažkokį tai darbą papildomą. Čia vien tam nėra tokių žmonių, kurie pasišventė tik tai restauracijai, nes neleidžia galimybės. Aišku. O šiaip modeliai renkami, gal kažkiek atsiranda vieni kiti retesni, ar ten susiklosta aplinkybės. Paprasčiausiai pamatom kažką tokio įdomaus, kažkur atrandam, kažkur, ir va taip atsiranda garaže tas daiktas ir jis
tampa automobiliu jau atrestauruotu. Mūsų tokia keliama sąlyga yra, kad kiek įmanoma jis būtų arčiau originalo. Šiaip į tą tarpą tų senų istorinių automobilių įeina automobilis, kuris yra ne jaunesnis kaip 30 metų. Tai jis jau skaitomas kaip istorinis automobilis, gali turėti istorinio automobilio statusą. Ir gaminamas, jau nutraukta gamyba, ne mažiau 15 metų. O pagrindė orientuojatės į rusiškus modelius? Nu, čia kaip pasakyti, kaip kas turi galimybių, tas perka ir amerikietiškus, ir kitokius automobilius. Nu, kaip čia labai sunku pasakyti, čia susiklosto aplinkybės, kaip jis atsiranda tas automobilis. Šis Voldemaro restauruotas automobilis į Lietuvą atvažiavo iš Kaliningrado srities karinio dalinio rezervo. Lietuvoje pravažiavo apie 14 000 kilometrų, kaimo keliais ir ilgą laiką neeksploatuojamas stovėjo lauke. Po visų detalių paruošimo ir nudažymo prasidėjo surinkimas ir paruošimas eksploatacijai. Visus restauravimo darbus išskyrus variklio remontą ir kabinos dažymą atliko automobilio savininkas Voldemaras Aišporas. Entuziastas atskleidė, kad ateityje restauracijos laukia ir daugiau, kelintą 10 metų skaičiuojančių automobilių bei motociklų. Nu, šiuo metu tai pagrindė tokių, kad būtų jau atrestauruotų, važiuojančių transporto priemonių. Yra 3 automobiliai ir motociklas 1. O restauracijos laukia dar 2 tiek, gal ir daugiau. Daleiskim šitas automobilis, kur šalia mane stovi, jo restauracija atiduota 3,5 metų. O kadangi mano restauruojami automobiliai yra daugumoj rusiški, dar mūsų seni vairuotojai turi gan nemažai sukaupę tų dalių, dar jų yra žymiai lengviau randama. Nu, tenka paieškoti, kai kurių detalių tenka gan ilgai paieškoti. Aktyvių dalyvavimų renginiuose garsėjantis senovinių automobilių klubas Klasika ir šiemet žada nenuleisti rankų, nemažinti restauracijų tempo bei dar gausesnėmis pajėgomis dalyvauti susitikimuose, šventėse bei parodose. Pasak entuziasto, tam tereikia gero oro ir senasias, bet vis dar važiuojančias relikvijas vėl bus galima išstumti į dienos šviesą. Na, o dabar paliekame jūsų keliomis akimirkomis gražiausių momentų iš klubo Klasika gyvenimo.